Respublikinėje Panevėžio ligoninėje oficialiai atidarytas šiuolaikiškas ir modernizuotas bendrosios ir abdominalinės chirurgijos skyrius, kuris po sėkmingai užbaigtų renovacijos darbų pasiruošęs teikti aukščiausios kokybės paslaugas. Truko tikrai pakankamai ilgokai, gal sakyčiau, net ir 5 metus galima būtų suskaičiuoti, bet vėlgi buvo labai daug niuansų, dėl ko tai viskas užtruko, nes ir covidiniai metai, kuomet ir turėjai darbus pristabdyti, ir finansiniai dalykai, kuriuos turėjai atsižvelgti, ar gali tęsti statybas ir remonto darbus, ar vis dėlto nupirkti įrangą, kuri reikalinga pacientui. Tai palengva ligoninė savo jėgomis išremontavo bendros abdominalinės chirurgijos skyrių ir to labai džiaugiamės, kad jie grįžo į savo vietą, nebereikia ieškoti ligonių per 3-4 aukštus skirtingus skyrius, nes vis dėlto jie nesilsėjo, tęsė savo darbus, prisiglausdami tai pas vienus, tai pas kitus. Tai vėlgi parodo ir džiugina tas chirurgų bendrystės jausmas, kad vienas kitam padeda, nes supranta, kad šiandienai pas juos namuose remontas, mes turime juos priglausti pas save. Šis naujai įrengtas skyrius pasižymė moderniamis technologijomis ir inovatyviais sprendimais, skirtais užtikrinti pacientų komfortą bei efektyvų gydymą. 15 metų atgal tai čia turėjom skyrių, tokį tikrai senai bemačiusi remontą. Tokio prietema visą laiką buvo tualetai tik tai gal 2 visiems pacientams skirta. Paskui sekantis etapas, kai buvo pradėta planuoti skyrius renovaciją, tada mūsų visą skyrių iškėlė ir mes pradėjom savo klajonės po visą ligoninę. Tai prie vieno skyrius prisiglausdom, tai prie kitos skyrius prisiglausdom, tai tas užtruko 5 metus. Taip pat sunkiausias tas etapas, kai tu neturi tos vietos realiai, tu dirbi pas kažką skyriui. Ir dabar atidarom tą atnaujintą skyrių, realiai kardinaliai pasikeitė skyrius. Turėsim daugiau vietų negu turėjom iki šiol. Palatos su dušais, su tualetais kiekviena palata, oro kondicionavimo sistemos, visose palatose atvestas deguonis, vakuumas yra, tai prasme pacientam žymiai lengviau. Mūsų pajėgumai šiek tiek irgi padidėja, kaip sakiau, tų lovų skaičius padidėja, tai manau, kad galėsim žymiai komfortiškiau dirbti ir suteikti tą geresnę pagalbą pacientam. Pasveikinti su modernizuoto chirurgijos skyriaus atidarymo atvyko ir Panevėžio miesto bei rajono vadovai. Taip, šiandien iš tikrųjų buvo ilgai lauktas ir atidarytas chirurgijos skyrius naujas po remonto ir be abejo mus tiesiog žavi, maloniai nuteikia tos visos palatos ir procedūriniai kabinetai ir kaip su gerbiamu gydytoju pakalbėjau, jis sako, labai svarbu ir aplinka, sako, ir patys ligoniai jaučiasi žymiai atsakingiau. Iš tikrųjų, džiugi šventė ir taip gražu, kad tai jau ateina, jau kitą savaitę, kaip teigia, pradės čia ligoniai, guldomi ligoniai čia. Taigi, baigiantis metams, laukiant šventų kalėdų, naujų metų, skyrius sulaukia naujų, modernizuotų, su puikia įranga patalpų. Bet labai džiaugiamės, kad šiandien dalyvaujam tokiam gražiam renginį, tai yra atremontuotas chirurginis skyrius. Tai šiek tiek pakelia turbūt ir pačios ligoninės autoritetą, ir žinomumą. Ir aš tikiuosi, kad personalas, darbuotojai, gydytojai bus dar gabesni, gražesni, negu dabar tos patalpos atrodo. Nes tas labai svarbu, sakau, daktaras, vaistai ir aplinka visi eina kartu. Ir labai džiaugiuosi, kad tokios patalpos labai gražios yra. Renginio iškilminga nuotaika vainikavo ceremonijos kulminacija, skyriaus pašventinimas, kurį atliko Panevėžio vyskupijos vyskupas Jo ekscelencija Linas Vodopjanovas. Labai tikrai džiugu, kad ligoninė vis atsinaujina ir visokių gražių dalykų, ir įsigijimai, ir žmonių. Yra poreikių, tikrai daug kas yra tikrai patenkinti ir tikrai ir džiugu, kai yra atnaujinama skyriai, atnaujinamos patalpos, yra pritaikinta prie naujovės ir tikrai, kad ir tos ir palengvina tiek ligonėms yra pagalba, bet ir patiems gydytojams bei slaugytojams irgi yra labai daug dalykų jau surasta, išrasta, kur gali tikrai panaudojantis įvairiom šiuolaikiniams jau įvairiais ir priemonėm, ir technikom, galim sakyti, ir instrumentais, kur gali palengvinti tą patį darbą, bet ir ligoniui, žinoma, suteikti greičiau gijimą ir pagalbą. Tai tikrai džiugu, kad Panevėžio ligoninė vis nuolat atranda galimybių ir tikrai džiugina ir akį, ir širdį, kad šitoje ligoninėje yra gražių patalpų ir tikrai gali ligoniai čia greičiau pasveikti.
Atnaujintame skyriuje įrengtos 14 erdvių palatų, talpinančių 25 lovas. Skyriuje dirba 20 aukštos kvalifikacijos chirurgų ir 30 slaugytojų, taip pat kiti specialistai, kurie bendromis pastangomis užtikrins efektyvų pacientų sveikimą.